Taigi, tai ukmergiai susitinka 0,7 taško prieš 0,7 taško, kaip jau labai puikiai pasakėm, beveik 1,5 litrą. Tai Aušra su Zita prieš Aleksandrą ir Editą. O. Zita, Edita, surimuota. Tai Aušra ir Zita parašė, kad po praeito žaidimo nieko nepasikeitė. Aušra su Zita dirba medicinoje seselių padėjėjomis. Tai... Tikrai taip. Dabar mąstau, Kėdainiuose žaidėme, ne? Kur ten aiškinomės, kur Kėdainių ir Ukmergės. Prieš medikus tada žaidėm kažkaip. Taip. Tai labai gerai, bet šį kartą ne prieš medikus. Aleksandras jau dalyvavo šį sezoną, antrą kartą išnaudos. Tai mums primink, ką gyvenime veikia? Elektrikas. Čia tas pats, kur mygtukus remontuoja. Nu, ir Edita. Mokytoja. Tai va, tai medikas prieš elektriką ir mokytoją. Tai kurios srities? Darželio. Tai darželio, tai visų sričių. Taip. Padedam žmogų, tiksliau, vaikui tapti žmogumi. Nu, tai trečią kartą jaučiu, bet dvi žaidžiate, ne? Taip, Jo. Aš ketvirtą jau. Ketvirtą, nes jau šiame sezone 2 ir pirmą. taip. Pasaka. Tai labai bus arba gražus debiutas, arba lauksim antrą kartą. Tai ką, pradėsim pirmąjį turą, 6 klausimai, atsakymo vertė 1 taškas, klausimai neturi variantų. Žinote, spaudžiate, tai milisekundės labai svarbios šiame ture. Ir pradėkime nuo pirmojo. Kokiu kitu pavadinimu vadinama šparagus? Smidras. Žinoma, smidrai. 0-1. Grįžtam į praeitį, kai rodė dedės ir turi vaikų. Koks personažo vardas? Kelė. Taip, Kelė. 1-1. Pasaka. Pagaliau pirms žaidims, kai prasideda lygiosiom. Mes draugiškai. Na. Trečiasis. Jei norėsite aplankyti NASA tinklapį, vesite www.nasa. Kokios raidės vedamos po taško? Po ta. Taško. LT? Ne, ne LT. Ne. Ne, geriau tai. Nesvarbu, geras vandenėra, viskas taip. Ne, amerikiečių. NASA. 3, 2, 1. Nu, kom sakom. Ne, kom. Tai yra vyriausybinė, tad GOV. GOV. Gerai būtume neatspėjai. 1-1. Na, jūs dabar taip lygiausi marysite. Taip, jie neatsakom. Ketvirtasis. Kurio šalies rinktinėje Eurobasket 2025 ketvirtfinalėje pralaimėjo Lietuvos krepšinio rinktinė? Kas žiūrėjo? Graikijai. Žinoma, Graikijai su Antetokounmpo. Tai 1-2, dešinioji 0,7 taško pirmauja. Penktasis. Sudėliokite žodį iš pateiktų paveikslėlių. Kokia valstybė? Nežinau. Vėl ne jau mane. Oda. Aistrėkite. Šitas. Kokia valstybė? Nežinau. Nežinau. 3, 2, 1. Atsakymų nėra. Tai Pietų Afrikos Respublikos vėliava, kuri trumpinama par ir oda ir gaunasi paroda. Ir šeštasis. Asmens vardo reikės ne pavardės. Koks šios asmens vardas? Ne pavardė, o vardas. Premjeras. Koks buvo? Anglo šitas gi. Premjerministras. Nežinau. Kaip? Politika nelabai, ne? Žinom jį, bet... Ja. Kas to šukuosenas nežinos? Ne. Čia Anglo. Anglijos premjerministras. Koks... Aš 3, pavadinsiu. 2, 1. Atsakymo nėra. Tai pavardė Johnsonas, o vardas Borisas. Ne Jelcinas. Ačiū.
Tai ką, 1-2 pasibaigė, nustebinsiu pasakydams, kad pirmavo 0,7 taško. Dešinioji 0,7 taško. Man kairioji. 1-2 toks rezultatas ir mes antrame ture susirinksim visus 6 taškus, neišvaistysim nei vieno, nes arba bus padovanotas taškas, arba pasimtas savo jėgomis. Tai atsakymo variantai turės, jums reikės pasirinkti atsakymo variantą. Bet jeigu žinote be atsakymo variantų, drąsiai spauskite, sakykite ir jeigu teisingas, gausite tašką be konkurencijos. Tai pradedam nuo pirmo. Kurios dabarties Europos tautos kalba vadinama euskara? Baskų, bosnių, katalonų, serbų. Serbų. Ne serbai. Baskų. Tai baskų kalba ir išlyginama 2-2. Antrasis. Kokių Europoje esančių kalnų aukščiausia viršūnė vadinama Anetu? Apeninų. Ai, Kalimandžaras, ne? Ne. Ne, Tai Apeninų, Ardėnų, Karpatų, Pirėnų. ne. Jūsų dabar variantas. Jūsų. Ardėnų. Ne Ardėnų. Apeninų. Jo. Apeninų. Ir ne Apeninai. Karpatų. Padovanotas taškas, nes tai Pirėnų yra 3-2. Kairieji išsiveržė į priekį. Trečiasis. Kaip vadinama odontologijos mokslo šaka tyrianti sąkandžio anomalijas ir jų gydymą? Žinau, sunku. Denticija, ortodontija, periodontologija ar stomatologija? Ortodontija. Taip, ortodontija. Ir linkiu niekada su to nesusidurti. 3-3. Lygu. Ketvirtasis. Kurio tai 24 metų filmo plakatas? Parašyta viena maža kibirkštis gali sudeginti viską. Ir tai yra Boy Kills World, Kill 'Em All, Monkey Man, Red Right Hand. Jau jie. D. Ne Red Right Hand. Pamaniau, kad ta raudona ir paklaidins. Ne, Boy Kills World kitas yra. Taip, tai Monkey Man, Lūšnynų milijonieriaus režisierius, man rodos, čia netgi prikišo savo rankas, jeigu neklystu. 3-4 dešinieji 0,7 taškų išsiveržė į priekį. Penktasis. Marvel komiksų herojaus Kapitono Amerikos skydas pagamintas iš išgalvoto metalo. Kurio? Adamantiumas, kriptonitas, mitrilas. Kriptonitas. Ne, kriptonitas buvo Supermeno silpnybės mineralas, kuris žaliai šviesdavo. Tai vibraniumas. Tai jums liko A, C arba D. Aš galvoju, Kapitono Amerikos, žiūrėk, tu žinau. Skubėjau. Nu gerai. D. Taip, vibraniumas yra teisingas atsakymas. 4-4, vėl išlyginama. Adamantiumas, kad žinotume, tai Wolverino arba lietuviškai Ernio kaulai padaryti iš to, o mitrilas žiedų valdove kasamas metalas. Va taip, vienas iš jūs žiedų valdovo. Ir paskutinysis, kuris nulems, kas rinksis pirmieji temą kryžiukose, nuliukose, nes lygų 4-4. Kas atsako, tas teks jau rinktis antriem. Italas Titas Livijus Buratinis, matome, gimė 1617, gyveno iki 1681, gyvendamas Vilniuje sukūrė ir dokumentavo terminą. Kokį? Amperas, kilogramas, metras, sekundė. B. Ne kilogramas. Aš ne tą norėjau. Nu, Tau nesvarbu. spėti. Palauk. Palauk. Lygiai Vienas buratinas. graikas, italas, kas man susijęs. Bandom sekundę. Arba arba D. Nesvarbu. C.
Taip, metras buvo sukurtas Vilniuje. Sėdėjo kažkaip Vilniuje, sumastė, vat tą 100 cm, dar tada centimetrų nebuvo, reikia parašyti, pavadinti metru. Tai 4-5, dešinioji 0,7 taško išsiveržė į priekį, tai reiškia kairioji 0,7 taško rinksis pirmieji temą trečiame ture. Bam! Labai man patinka, kad pagaliau apylygis tašką žaidimas ir trečiasis. Mes pasiduodam vieni kitiem, įsileidžiam draugiškai. Be pykčio. Trečiame ture, X-iukai, kaip visada mūsų kairėje yra 0,7 taško, šitie dešinėje 0,7 taško, taip pat nuliukai. Tai 2 taškai už teisingą atsakymą, 2 taškai už eilutę, jeigu ją pavyks užbraukti, tik užbraukėt, baigiame turą. O taip pat, jeigu nebebus ką braukti, mes baigsime turą. Taip pat vagystė galioja 1 taškas, jeigu konkurentai neatsakys. Tai kairieji 0,7 taško renkasi ar žodžių grandinėlė, bendras pavadinimas su rizika, kaimas Šakių rajone, sirena su bonusu, 13 amžiaus atsiradusi kalba, vagonas, 4 raidžių žodis, papūga, skaičius. Va tokios linksmas temas. Gerai, 4 raidžių žodis. 4 raidžių žodis. 4 raidžių žodžių įvardinkite magiškų jėgų energiją, senovinė valstybė gyvavusi dabartinio Irano šiaurės vakaruose, upė Prancūzijos Gvianoje. Tai kokios tos 4 raidės? 40 sekundžių turim galvoti, 4 raidžių. Šitas kaip jis magiškoje šitą. Magiškoje. Nežinau. Senovės valstybė kokia. Dabartinė Irano šiaurės vakaruose gyvavusi. Peru, ne Peru, kas. Magų kokia. Azijiečiai. Jie buvo ant vakarų. Taigi, jūsų variantas? Neturit. Ar turit jūs? Mes ir neturim. Tai mana. Mana. Kas žaidžia žaidimus, tai dažniausiai žino. Tiek upė, tiek valstybė buvo mana. Kokį renkamės? Gal po skaičių, Nu va, Gali būti su matematika. brūkšneliu pradedam turą. 4-5 išlieka ir dešinieji 0,7 taško renkasi. Rinkis tu, paskui aš. skaičius. Skaičius. Gerai. Žvelkite į paveikslėlius ir pasakykite man skaičių, jungianti visus tos paveikslėlius. Nežinai? Žinau, 100 lapų. 100. Taip, 100. Tai 100 siūlė striukė, kaip matote, 100 lapės skanėstas ir saulutė vadinama dar ir 100 žiedė. Tai 4, 7, jau 3 taškais išsiveržiama į priekį. Tas duodamės jam nesvarbu. Skaičius jau yra. Ir nuliukai pasideda savo pradžią kampuke. Na, ką, įmam. Iksiukai. Rinkai, kodėl rinksis? Papūga. Gerai. Papūga. Pasakyčiau, eilė. Balatuokė. Lietuviškai šią papūgų rūšį vadiname kalita, kvakeris ar papūga X. Paprašykite pagalbą su Whoopi Goldberg ir pasakykite, kas slepiasi po X. Šlepis. Ko, žinau. Moteris. Balta turėtų. Balta. O žalios tai yra. Ai, sakom, kad nors vis tiek. Kakadu. Variantas čia? Variantas. Ne kakadu. Turit variantą? Nu, mes kitą papūgą žinom. Kokį? Ara.
Ne, irgi nėra. Tai papūga vienuolė, o Whoopi Goldberg vaidino garsiai netikrą vienuolę filmuose. Tad išlieka 4-7. A jų daug rūšių labai. Nurinkis tu. Papūga vienuolė. Vagonas. Vagonas, kur važiuosim? Toli, į šiltus kraštus. Oi, su tokiu kažė norėsit važiuoti iš šiltus krastus. Kad nereiktų stieptis, galime vaikščioti su aukštesniais kulnais. O štai nuotraukoje vagonas, kurio tipas ne dengtasis, ne pusvagonis, ne cisterninis, o šoks. Sakyk, aš sėtijokė. Nežinai, Aleksandrai? Baigė. Tai išnutrinksi, Tiksliau, aš nežinau. Su geležinkeliais nelavai. gerai. Kodėl srigelė? Arba neužgėdu, arba ne. Nėra variantų. Grinas spėjimas, krovininis. Ne krovininis, bet kroviniai tikrai važiuoja juo. Galbūt drezina? Kaip? Drezina, ne? Ne. Ne, drezina. Šiaip nei tema tas pirmas sakinys, ne? Tai čia yra jums užuomina, kad nereiktų stieptis, galime vaikščioti su aukštesniais batais, tai yra aukštesnėm platformom ir tai yra platforminis, kur platforma ir ant jos kraunama Aš pagalvoju, kad čia viskas. išgavau šitie. 4-7 išlieka. Mum dabar? Nu, tai taip. Eik tu savo, mum dabar. Taigi, kairieji nuo 7 taško, sukai renkasi. Kalba. Žodžių grandinėlė. Žodžių grandinėlė. Man patinka. Vis tiek neatspėsim. Atsakymuose atimkite po vieną raidę. Atimiau. Šitas gilo. 2 vyriokai ir moneta. Nors vieną, žinai, kad užsikabinti. Picon pakvipo. Koks jisai yra? Tas pirmas matytas, nu kažkur įmės. Manau, kad matytas kažkur žiūrėsim. Trečintas Sidikerskis, negali. Jūsų variantas, ar nesakysit? Tuoj, bandysim. Vaitiekūnas. Vaitkūnas. O kokia čia centra? Ne. Bet Ir nėra varianto. nėra. Irgi ne. Atpažinot, Vaitiekūnas, bet čia reikėjo jo vardo. Tai Mantas, tada Jogėla. Oi. Matas ir Laoso smulki moneta, 1/100 kipo dalis. Tai yra Bet tai- centas Atas. Atsakymuose atimkit vieną raidę, iš ko neparašyta, iš vardą, iš pavardės. Einu namo. Mantas, Matas ir Atas. Einu. Va taip. Tas matas yra. Tai kad jau viskas. Na ir gerai. Va taip, 4-7 išlieka ir turas baigėsi, nes nebeįmanoma užbraukti jokios linijos. Brūkšneliais užbraukt galim. Brūkšneliais aš visada. Viską. Nu ką, bet viskas įdomu, nes tik 3 taškai atsilikimas, o 3 taškai čia duodami už vieną atsakymą. Ir atsakinėje pirmieji paspaudė mygtuką, tad greitis čia svarbus. Tai baigiam praeitą su žodžių grandinėlę, pradėkim šitą su žodžių grandinėlę. Atsakymuose atimkite po 2 šalia esančias raides. Augalas, moteriškas vardas, angliško termino trumpinys, o terminas reiškia konfidencialumo sutartį. Koks augalas, nežinai. Kai žinote, spaudžiate. Šitas kaip jisai gėl. Reikia po 2 šalia esančias raides atimti.
Nu, ką nors. Anonimas. Ne botanikė. Nežinau. Laikas baigėsi, yra variantas. Žinojau du. Ne. Trečia, nežinau. Neturim. Tai Levanda, Vanda Vanda. ir NDA. NDA. Non-Disclosure Agreement. Aš Vandą žinojau iš NDA. tos. Aš šitą Kurį nežinau. kartais pasirašinėjate darbe, jeigu negalit kažko atskleisti. Ir 3 taškai vis dar skirtumas ir vis dar galime keliauti į 5 turą, jeigu kairioji 0,7 taško atsakys. Jis gimė 1874 rugpjūčio 10 Užulėnyje, Taujėnų valsčiuje, Vilkmergės apskrityje, o mirė 44 sausio 9 Klyvlende. Kas šis pirmasis? Smetona. Taip, Antanas Smetona, pirmasis Lietuvos prezidentas. 40, sveikinam dešinę 0,7 taško, kurie keliauja į pusfinalį. Geras debiutas. Ačiū. Nu ką, ačiū, gubernija jums, mikrofonai paliekami ir susitiksime kažkada, kažkuriuose miestuose. O gal dar kartą į Ukmergėj bus atranka, seikit informaciją, matysim. Gubernija. Čia visi savi. 0,7 prieš 0,7. Oi, kaip gerai. Pusantro litro vos ne. 1,4. Svarbu, ateik čia 100 gramų trūksta tik.